Tai sveiki, na ką, vasara artėja, mūsų tinklalaidės sezonas taip pat, tai šiandien susitikome šio sezono paskutinėje tinklalaidės laidoje. Tai grįžo Laima, susitikome pasikalbėti ir aptarti, kaip čia mūsų tas visas tinklalaidės sezonas praėjo. Kaip gyveni, Laima? Taip, gyvenu jau vasaros mintim, jausmais, kvapu. Buvau prie jūros trumpam išvažiavus, tai toks jau ta saulė visai kitas mintis atveda. O kaip tu? Atostogų laukiu. Tikrai pasakysiu, kad laukiu atostogų. Kiek jau mokslo metų liko, savaitę kokia, taip? Aha, panašiai. Tai mes šiandien planuojam irgi aptarti visas laidas, kurias turėjom net 16. Labai daug, iš tikrųjų. Taip, daug ir labai įvairūs visi pašnekovai. Tai ir iš jų daug tokių minčių galima buvo pasisemti. Taip, ir smagu, kad labai skirtingos temos buvo. Ne tik dalykininkai, ne tik pradinukai, bet ir iš progimnazijos mokytojų turėjom. Taip. Ir vadovą net turėjom. Taip, pirmoji mūsų pašnekovė buvo Jūratė Masiulienė. Ji teigia, jog mokytojai kartais ta klasė būna per maža. Kaip tu manai, ar daug mokytojų yra tokių, kuriem reikia kažko daugiau už klasės ribų? Aš manau, kad daug. Tik žinai, vieni labiau matomi, kiti mažiau matomi, bet visi mokytojai daro daug daugiau nei tos klasės ribos brėžia. Tai žiūrėk, kažkokius tai ten projektus, konkursus organizuoja, konferencijas organizuoja. Vis tiek kažką daro daugiau nei galbūt tai mokytojo profesijai ir priklausytų daryti. Tai man, aš atsimenu, nesenai irgi viena mokytoja Facebook'e paskelbė kažkokį ten įrašą, dabar tiksliai nepamenu, ir komentarai buvo, kad kokie jūs nuostabi, kokie jūs gera, kaip jūs čia sugalvot, kokie jūs ten nerealiai esat. Ir tada jinai atrašė, jog mes visos nerealios, tiesiog aš tai viešinu. Tai aš manau, kad, kaip ir tu sakai, antrinčiau tau, jog didžioji dauguma mokytojų netelpa klasėse, tiesiog nori kažko daugiau. Tai tik vieni rodo, kiti nerodo. Taip, ir klasė šiaip, nemanau, kad mokytojų užtenka tik pamokų, vis tiek mokytas irgi žmogus turi visokių hobių, kitokių, kur irgi nori pasirodyti, kažką pasidaryti. Tai normalu. Taip. Kad neperdėk, nepervarto, atsimenu, Jūratė sakė, reikia ir save mylėti. Taip. Taip, antras buvo pašnekovas Linas Janulionis. Tai jis kalbėjo apie vadovo perspektyvą iš vidaus, reformos, tėvai ir realybė, kurios nemato pašaliniai. Kaip manai, ir vadovo darbas sunkus? Taip. Tai kaip tau pačiai atrodo, man čia kosmosas, tai įsivaizduoju, kad jis turi atlaikyti pulką tėvų, mes tai su kiek ten tėvų, 50 mama, jeigu klasė 25 vaikai, įsivaizduoju, o jam tai visos mokyklos, dar čia gimnazija, tai labai platus diapazonas. Ir šiaip dar kartais pagalvoju, kai yra tokių tėvų, kurie kreipiasi, kilus kažkokiai problemai, kreipiasi iš karto į vadovą. Taip, su mokytoju nepasiaiškina. Tai jam dar reikia grįžti visą grandinę į apačią. Taip. Ir dar daugiau. O dar kolektyvo, visos tas ir kolektyvo dramos, pripažinkim, būna. Ne visas daina, gal iki jo. Jau, bet jeigu daina. Jo, iš tikrųjų. Nelengvas darbas, aš manau, vadovai, tikrai. Bet ir ne visi vadovai, ne visiems vadovams yra šis darbas. Nes esu mačiusi ir pažįstu tokių direktorių, kuriems nežinau, ar tikrai tinka. Tiesiog, būna bendrauju su žmogum ir galvoji, kaip ne su vadovu įstaigos kalbėčiau. Taip, tikrai būna. Bet žinai, tas ir vadovas. Turi būti ganėtinai toks su visais lygus, bet kad jaustus, kad vadovas, žinai. Kad nesijaustų visą laiką, kad viršesnis už visus, žinai, jų žemiau. Tu turi tokį vis tiek mokėti išlaikyti. Ir labai turi mokėti prie kiekvieno prieiti. Taip. Nes kaip ir mokytojas negali vieno metodo taikyti visai klasiai, taip ir direktorius negali vieno metodo taikyti visiems mokytojams. Tai kiekvienas individualus. Iš tikrųjų, taip. Taip, tai trečioji laida pas mus buvo su Agne Dabrigaitė. Ji pasako apie tai, kaip perėjo iš banko į klasę ir pirmi metai, kurie buvo tiesiog pragariški nuo jos. Kaip manai,
Ar visi mokytojai praeina tos pragariškus Visi. metus? Visi? Man atrodo visi. Dabar pasižiūrėk, tikrai pati pasižiūriu Facebook'e, tam pačiam postai. Taip. Mano pirmieji metai ir ten skaitai ir pragaras visiškas. Taip. Ir taip skaitau, galvoju, aš ir tą patyriau ir aš tave suprantu. Taip. Ir tikrai ne vienas toks postas dabar atsiranda, kad noriu po pirmųjų metų mesti, nes yra pragaras. Tai susidarau įspūdį, kad realiai gerai, gal kažkam ir gerai buvo. Negaliu taip teikti, kad visiems, bet 99,99. Bet ir tada pagalvoju, kad kažkur yra padaryta klaida, kažkur yra tarpas. Kad tai būna. Kad taip nutinka, taip, gal studijų metu, gal neparodoma, gal praktikos neužtenka pamatyti tai realybei. Kokia, Arba mentoravimas labai silpnas gali dar būti ir kita medalio pusė, žinai. Aš kažkada atlikau praktiką, nežinojus, kas yra mano mentorė. Tai va. ir esu dirbusi vietoj, kur mano mentoriai nežinojo, kad jinai yra mano mentorė. Tai... Čia, žinai, kiekvienas atėjęs į mokyklą, tik pradėjęs tą kelią mokytojo, manau, kad turėtų turėti gerą, stiprų mentorių, kuris dalintųsi viskuo, ką turi. Visa patirtim, tą pačią medžiagą, patarimais. Galų gale kartais sėdėtų šone ir padėtų laiškus atrašinėti, nes nežinai, kaip formuluoti. Aišku, dabar dirbtinio intelektų laikais. Bet to tokio vis tiek gyvo patarimo reikia, nes matai, tas dirbtinis intelektas tokia... bendrai jis apsuka, bet kartais tos situacijos tokios individualios būna, taip, kad tu nori pasišnekėti su žmogumi ir jis tau padėtų tavo mintis išdėstyti laiške tame, žinai, taip su tokiu žmogišku. Taip, tų situacijų labai daug įvairių būna, ypatingai pirmais metais. Atrodo, dabar praėjus kiek metam darbuose, ta pati situacija, tu jau kitaip žiūri ją, negu tu pradžioje žiūrėjai. Ir kaip sakai, iš tikrųjų to mentoriaus labai reikia. Bet irgi, tai vėl atsiremiam į finansus, kiek tas mentorius gauna finansiškai ir kiek jisai gali skirti laiko. Čia gal palinkėkim, kad kiekviena mokykla turėtų tokį nuostabų žmogų, kur galėtų tiesiog neskaičiuoti, o tiesiog būti mentorium. Taip, ir galėtų kokia nors, nežinau, metodinės medžiagos bankas būti mokyklos. Tarp kitko yra viena mokykla, bet nepasakysiu, kuri. Atsimenu, kad man pasako, kad buvo taip su gal mokymų metu kažkas, kad, žodžiu, buvo kiekvieną mėnesį, kiekviena mokytoja turi įkelti į bendrą, tikriausiai gal Google diską, po vieną kiekvienam dalykų užduotį, bet tokią užduotį, kurie yra tiktų specialių ugdymosi poreikių mokiniams. Ir sakė, per gal 5 metus jie sukaupė tokį banką užduočių, tematiškai labai daug skirtingų temų apimant, kad bet kokiam žmogui atėjus jis jau gali naudotis tomis užduotimis. Ne tai, kad kažkas nusikanavo kėlę, bet reikia sukurti pačiam. Tai čia idėja kito mokyklom, žinai, pasinaudoti viso šito. Ir kaip dar liečiant Agnės temą, jinai iš banko perėjo į mokyklą. Tai jeigu žmonės šiaip ieško prasmės, tai visą laiką mokyklą gali ateiti. Bent jau pabandyti. Taip. Bent 2 metus. Ne vienas. Taip. Tuomet 4 laida buvo su Antanu Jonušu, nuo darbo jūroje iki Meilės Lukšienės premijos apie pašaukimą, kuris atėjo netikėtai. Kaip man, dabar labai dažnai būna tas, kad ieškau savęs. Ieškau savęs, nedirbu, nestudijuoju, ieškau savęs. Tai kaip manai, ar pašaukimas jis ateina atsitiktinai, ar reikia jo ieškoti? Žinai, kaip būna, aš galvoju, kad kai kurie, tikrai pripažinkim, klasėse, matom ir tos vaikus, tu matai, kad jis jau nuo pat mažumės siekia kažkokios savo svajonės, turi, kaip sakyta, savo tą tašką, kur tikrai kryptingai eina. Bet yra tokių, kur tu turi daug ką pereiti ir išbandyti, kad suprastum, kas tu esi. Taip. Lygiai taip pat aš netėjau į mokyklą iškart. O, kaip faina, aš visada žinau, kad bus, nežinau, kad būsiu mokytoja, pradėkim nuo to. Bet kaip smagu, kad skirtingai, aš tai visada žinau, kad aš būsiu mokytoja. Na, ne visada, bet žinau, kad aš šitą pusę eisiu, tai tiesiog viena mokytoja mane pastumėjo tam, bet tikrai mane tas... Aš net nežinau, dar jeigu paklaustų kažkas mano buvusių mokytojų, tai niekas net nepasakytų, kad be šansų, kad mokytoja, ne? Bet kažkaip pabandai vienu ir pabandai kitur visą laiką augi, bręsti, visų pirma, ta branda, ateina kartais, kai kam ir galbūt ir pavėluotai, ta branda ateina ir tu, kai daug ką išbandai, supranti, kad tais mažais keliukais aplink į tą galutinį tašką atveda į mokyklą. Tai manau, kad normalu neturėtų tokio pašaukimo,
nes tu kartais, dažnai kas labai nuo vaikystės tie stereotipai, tau kai kas ir aplinka daug suformuoja, tu pradedi kitaip mąstyti ir tas pašaukimas kartais net pasimeta. Bet tai kai tu pabandai vienur, pabandai kitur ir kryptingai pradedi suprasti, link kur tau eiti pabandžius, tai tas pašaukimas, džiaugiuosi, kas tą turi, bet kitiems reikia paieškoti ir atrasti. Irgi manau, kad mokytas gali padėti mokiniams ieškant to pašaukimo, tai per įvairias veiklas, ne tai, kad mes viena linija, viena vaga mokomės visus 12 metų, bet mes vis keičiam, mes ir ten einam, ir tą paliečiam, ir ten patyrinėjom, kad mokinys tą tokį, nes atsimenu pati save 12 klasiai, kur aš žinau, kad lyg ir kurią kryptį noriu, aš žinau, bet yra tiek daug nežinomybės, visi kalba apie skirtingas vietas, tu ten nežinai, nežinai kaip, nežinai, nesižbandys, dabar jau yra tikrai gan daug ir įvairių renginių, kurie anksčiau kažkaip, aš to nėra tiek daug metų praėję nuo mano mokyklos baigimo, bet tikrai dabar yra žymiai daugiau apie tai kalbama. Taip, tuomet 5 laida buvo su Medina Andriulienė, kai ugdymas nėra darbas, o gyvenimo būdas. Tai kai žmogus nebeturi ribos tarp darbo ir gyvenimo, kaip gebėti išlaikyti tą balansą? Bet čia nėra ta situacija, kad kai darbas labai patinka, automatiškai gaunas, kad tu nemokai atskirti? Gali būti. Pas mane tai yra pripažįsta. Aš dabar galvoju, tai jeigu tau tiesiog labai patinka, kur tada ta riba, kur aš turiu tada pati supras, kad aš skiriu į skirtingas dalis? Taip. Nes man atrodo, kad čia visuma patampa. Aš taip galvoju. Nebent jeigu darbas labai nepatinka, tai tada labai lengva atskirti. Mes su vyru esam vieną kartą šnekėję. Aš būnu einu, ten irgi čia užvakar vaikščiom ir kiaulpienės žydi. Ir sako, reik pamoką sukurti apie tai. Sako, tu apie darbą galvoji? Sakau, taip, bet pažiūrėk, kokia gera idėja. Aš pradėjau paskui brailio raštą, žinai, ant sienos pamačiau brailio raštą. Sakau, reikia apie brailio raštą mokiniam sukurti tokią pamoką, kurie tyrinėtų, kur mieste galima atrasti brailio raštą. Jisai ir nesupranta, tiesiog nesupranta. Sako, kaip tu gali apie darbą mąstyti, tiesiog, taip eidama. Bet čia nėra iš tos serijos, kad mokytojo profesija yra tarsi liga, nes man atrodo visi mokytojai galvoja, kažkur nuvažiuoja, čia ekskursiją galiu padaryti. Bet yra. Čia buvau, čia reikia parvežti, parodyti. Nusiųsiu vaikų tėvam. Arba, žiūrėk, gerą spektaklį rodys, reikia parekomenduoti. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad ir net su iki mokyklinio ūkdymo mokytam tas pats yra. Man atrodo, visi, kas dirba su vaikais, tame diapazone, tai man atrodo, visi, kur nuvažiuoja, kažkur kažką, tu nenori, kad ir kiek bandai nuo darbo atsiribot, vis tiek kažką pamatai ir tu pagalvoji, bet čia tai tiktų. Taip. Bet gal ir gerai iš tikrųjų. Tada neapkarsta taip, žinai, kad labai daug šiaip aplinkoje yra žmonių, kurie, čia pedagogika, mokytojavimas yra, čia tiek daug blogų dalykų, čia taip, čia pinigų nėra, čia nieks nemoka, čia tėvai visada... Čia žinai, kaip sakyt, čia ta realybė, bet patys galim tą realybę kažkaip pabandyti pakeisti. Taip. Žinai, skūstis visi galim, aišku, kartais reikia pabumbėti, išsibumbėti, žinai, ateina ta riba. Bet kitas klausimas, ar mes kažką darom, kad tai keistusi? Labai geras taškas. Kai atrodo bambi. Aš ir būna bambu, bet tada einu kažką ir darau, kad pasikeistų. Bet daugelis nedaro. Daugelis geriau Facebook'e. Lengviau pabumbėti ir anoniminis komentaras. Bet kiek tu resursų, kiek energijos išnaudoji parašydama tą komentarą ir nieko. Aš kartais pagalvoju, jeigu aš rašinėčiau komentarus, tiek, kiek aš pagalvoju, tai tada jokių darbų papildomų mano nebebūtų. Bet tai nepakinta nieks, tu parašai niek. Ir nei papildomo kažkokia papildoma veikla, užsiminėjai vertinga, kuri tave kažkaip... Tu tas 5 minutės rašydama komentarą ir pažiūrėdama, kad tik be klaidų parašyčiau, nes čia vėl aš jau geriau atsisėsiu, kažką padarysiu. Darbą apie kokį nors. Aha, būtent. Čia, žinai, iš tos serijos, jeigu niešti pirštai rašyti komentarą, atsisės, kad kažką pakurkit. Arba kaip Jūratė, mano pirmoji laidoje mums sakė, man iki šiol yra įstrigę, kad man, kai yra bloga nuotaika arba kažkas labai gyvenime nesiseka, aš vien tik gerus komentarus rašau visiems. Terapija. Kokia tu graži, kokia tu nuostabi, kaip tu čia gerai sugalvoji, aš kad geriau jaučiu. O kai pradedi pilti purvą, tai tau tas. Pats prisisotini daugiau, tu ir taip tą negatyvą jau turi, vis tiek sukasi. Tai dar kaip papildi, dar kažkas užpilda tau dar to negatyvo, tu tam tose sultise pradedi vyrti. Taip.
Taip, tuomet 6 laida pas mus buvo su Rūta Dapkevičienė, kaip rinktis mokyklą nuo pirmo įspūdžio iki raudonų vėliavėlių. Ar turi savo kažkokią raudoną vėliavėlę mokykloje? Vat, tarkim, savo vaikams rinktum naują mokyklą. Dabar tai jau turiu daug. Aišku, ne taip suformulavau. Taip, tai kokia būtų pagrindinė ta raudona vėliavėlė? Komunikacija. Taip. Iš vadovų. Čia mano didžiausia, nes jeigu jos nėra, tai tiesiog. Bet jeigu tu vis tiek kaip mama renki vaikui, tai tu daugiau su mokytoju komunikuoji, ne su vadovais. Yra tam tikrų situacijų, žinai. Aš žinai, kaip galvoju, daugiau mažiau visur mokytojai yra geri ir pagal šių dienų turimas programas mokytojai negali nedirbti. Taip. Mes tiesiog negalim nieko nedaryti ir nedirbti, žinai. Nebėra tos dalies, kad pasidėkim, pagerkim, tiesiog fiziškai to nebegali daryti. Tai manau, kad visi mokytojai dirba, visi atiduoda savo širdį, galbūt ko ieškočiau, tai empatiško mokytojo, man čia atrodo yra svarbiausia vaikui, ypatingai pradinukui. Dalykininkai, galbūt kitaip, aš matai to dalykiniai sistemai nieko nežinau, bet pradinukui man svarbiausia empatiška mokytoja, turiu draugę, kur neempatiška mokytoja ir man tiek prirašo, jeigu aš jau jai pati rašau keisk mokytoją, tai supranti, kad kartais nors specialistas geras, bet jeigu emociniai dalykai šiek tiek kenčia, tai tokie mažuliukam, tie siek mažuliegi. Tai ta pati pradžia, žinai, labai jautri yra vaikui. Iš darželio, kai vien žaidimai, vien viskas ateiti ir dabar tu turi sėdėti suolę 5 pamokas. Tai jiems gan jautru yra bendrai tas aplinkos pokytis. Tai dar ir kaip renkasi tėvai, vieni nori kokio nors sustiprinto finansinio raštingumo, kiti anglų kalbos sustiprintos nori, o treti kokio, žinai, meno sustiprinto nori. Dar gal pagal tai renkasi ir ta mokykla vėl. Taip. Taip, tuomet buvo su Nomeda Kasparavičienė, mokykla keičiasi, bet ar mokytojai keičiasi kartu? Tai kaip manai, kas keičiasi greičiau? Mokytoja ar mokykla? Mokytojai. Ir manau, kad mokytojai vėliau ir pakeičia tą mokyklą. Tai po truputį. Taip. Tie pokyčiai anksčiau ir vėliau turi jie ateiti. Vėl pirmą tai mokykla net keičia, ne pati mokykla keičiasi ir ne mokytojai, mokykla keičia vaikai. Automatiškai keičiasi vaikai, jie keičia, mokytojas turi keistis, nenori, tu turi taikytis. Bet yra tikrai daug atvejų, kur mokytojai nesitaiko ir nekeičia. Yra, oi, tai čia dažnas gal net sakyčiau atvejis. Dažnas, taip. Bet šiaip mačius ne vieną, tikrai, kur atrodo, jau net iš šono matai, kad vaikai signalizuoja šiek tiek kitokį impulsą. Taip. Ugdymosi procesui, o mokytojas vis tiek, Tai palaba, dar kai kuriems te trūksta, kad dar praeitų ir suliniuoti. Esu tarp kitko, yra tokių atvejų. Yra. Tai... Bet jeigu jau prasideda tokie dalykai, tai aš manau, tai reikia mokytojui, nesakau, kad keis darbą, mes profesiją, ne. Pailsėt, ras būdų pailsėt ir susirinkti save, nes jeigu tu jau esi pedagogas, reiškia, tave kažkas čia žavi ir kažkas sužavėjo. Tiesiog ateina ta riba, kur... Pertraukos kartais reikia. Kartais gal užtenka, žinai, kokiu metu pailsėti. Kažką kitą paveikti, kad tu su naujom mintim... Bet čia vėl atsiremiam į kitą dalyką, kad daugelis mokytojų bijo keis, bijo sustoti, bijo kažko kito nerasti, kito nedaryti. Dabar gal kažkiek jauni pedagogai, su jais yra šiek tiek kitaip. Mes ir vieną galim padaryti, ir kitą, bet kai tu 20 metų dirbi vienoje vietoje, tau padaryti metus pertrauką, tai, man atrodo, čia neįmanomas dalykas. Bet gal mokytojas save pameta per tos 20, žinai, nebežino, kas aš esu. Tiek įpranti, kad tu dalį savęs tiesiog... tą kitą dalį savęs pameti. Gali būti. Štai gal ir verta mokytojui turėti kažkokį, žinai, radikaliai kitą hobį, kuris būtų visiškai nuo tavo darbo skirtingas. Ne tai hobį, tiesiog veikla galbūt. Veikla kažkokia tai. Ir be vaikų. Svarbiausia, atsiribojam. Oi, gal kokio. Aišku, kiekvienas savaip. Sakau, vėl paminėsiu savo draugę Jūratę. Kai sakau, jinai šokti. Atrodo, ten tiek pat triukšmo, tiek pat visko, bet... Taip. O tai Vilniaus kolegijoje yra dėstytoja, kur nardo. Muzikos gal ar ne? Taip. Tai irgi kažkaip radikaliai, žinai, net nepagalvotum. Nes ten ganėtinai ekstremaliai, aš kaip suprantu. Man jau šiaip nardymas ekstremaliai skamba. Bet koks nardymas ekstremaliai skamba. Taip, tuomet buvo sekanti laida, tai su Žavinta Kakčiukaitė, tai kaip priversti literatūrą kalbėti šiuolaikinio mokinio kalbą. Ar tau asmeniškai yra knyga mokykloj,
mokyklos metu, kurią tu skaitai, kuri tave pakeitė, arba padėjo kažkaip, arba kaip tik nukreipė? Nes dabar tu į knygas esi ypatingai įsitraukęs į skaitimą jų. Tai ar mokyklai buvo tau tokia? Ne, aš apie tą suformuotą literatūrą, bent tada, kai aš mokiausi tą sąrašą, tai turiu savo nuomonę. Tai ne, nei viena, aš skaičiau, nes reikia skaityti. Nes reikia atsiskaityti, reikia perskaityti, reikia padaryti, kitaip nebus. Vis tiek blogą pažymį gausi, to nenori, siekia rezultatų. Tai ne, aš skaitydavau tai, kas man aktualu. Gretutinai, nes kitaip tai ne. Nes amžiaus cenzai neatitinka tą literatūrą, tu skaitai ir nesupranti. Aš kada tą literatūrą pradėjau suprasti, tai kai lituanistiką studijavau, tik tada pradėjau suprasti. Tai kaip sunku mokti iš tikrųjų, nes jisai turi laikytis tų knygų. Aišku, mano lietuvių mokytoja, kuri tarp kitų ir paskatino mane ateiti į pedagogiką, tai jinai kažkaip mokėdavo, jinai žinodavo, kad mes nei vienas neskaitėme, jinai tikrai žinodavo, tai jinai kažkaip taip mokėdavo pakreipti tą visą ugdymosi procesą, kad mes net ir neskaitę žinotume, kas ten parašyta. Tai čia labai nuo mokytojo priklauso. Aišku, tam irgi atiduoti savęs reikia labai daug. Tai labai, kiek tas mokytojas turi tą kūrinį būt skersai išilgai išnagrinėjęs ir kiek turi tą klasę pažinti, kad tą kūrinį adaptuoti ir pritaikyti būtent tai klasiai. Per jų kažkokius asmeninius, galbūt išgyvenimus ir panašiai. Per pomėgius kažkokius, tai kažkaip, nežinau. Tikrai. Čia aišku, matematika išdėti, man iš jos matematika buvo plikas laukas, bet matematikui nėra jokios interpretacijos. Tiesiog skaičių kalba, kuri konkretu ir aišku. O literatūrai ten jau kaip pasižiūrėsi, kiekvieną sakinį, kiekvienas gali kitaip pasižiūrėti. Tai visiškai ir patogiai yra ten tie simboliai, aš nepamiršiu, kai reikėjo nagrinėti eilėraštį ir buvo kažkas apie balandį ir kai pradėškin, kad balandis taiko simbolis. Aš žiūriu stiklinę akim ir man, balandis, čia tiesiog balandis, koks taikos jums. Taip. Tai iš tikrųjų. Tai aš manau, su to susiduria kiekvieną dieną mokiniai. Taip, tuomet Odeta Bagdžiūnė, mokykla be sienų, visa aplinka kaip mokymosi erdvė. Tu pati, kur daugiau išmokai? Arba matai, kad mokiniai daugiau išmoksta pačio mokyklai ar už mokyklos ribų? Žinai, gal priklauso nuo temos, tos, kai kur išmoksta geriau už mokyklos ribų, kai kur gal pačiai mokykloj. Nuo temų priklauso, nuo informacijos rauto, aš taip galvoju. Bet, o kaip matai, tas savo aplinkoje, daug mokytojų išeina už mokyklos ribų? Ganėtinai mažai. Aš manau, kad mes daugiau galėtumėm kažkaip susiplanuoti ir skirti laiko išeiti už mokyklos ribų. Aišku, šaltuoju sezonu žiemą tą padaryti labai sunku. Taip. Nes ir aprangos vaikams būna kartais netinkamos ir jeigu sniego daugiau, bet šiaip pavasarį, rudenį, tai kuo daugiau, aš manau, to lauko pasiplanuoti. Bet vėlgi, galbūt mokytojai, žinai, susiplanuoti pamoką pagal temas lauke yra sunku. Vis tiek tu turi labai gerai viską apgalvoti. Ir tai kainuoja daug laiko. Tai paprašiau aišku, kad klasėje sėdėti. Tai gal vėlgi yra tos stygius tų pamokų Vilniuje. Tai mes turim, Vilnius yra mokykla, tikrai ten visko daug yra. Bet kituose miestuose jie to neturi. Tai ir vėlgi... Jeigu jau kažkur tolėliau reikia važiuoti, reikia apie transportą mąstyti, vėl tas laiko tarpas gaunasi. O transportas, be to ir pinigai, jeigu dar kažkur toliau, jeigu samdytis autobusą. Ir mokyklų erdvės, lauko erdvės, būtent mokyklų, ne visos yra taip patogiai pritaikytos tokiom pamokom. Visiškai galiu pasakyti, kad nepatogiai. Ir labai skirtingai. Pas mus, tarkim, Fabijoniškės, tai pas mus jau gan sakyčiau, tikrai aš esu patenkinta, aš tikrai randu, ką ten veikti, bet esu mačius mokyklų erdvių lauko būtent, kur, ten... Bet čia, žinai, sakai, randu, ką veikti, tai man atrodo visos mokytojos, kur pagalvoja, randa, aš ir šiandien buvau lauke ir radau, ką veikti. Ir buvo matematika su gamta sujungta. Tai čia vėl gal kaip iš kurios pusės pasižiūrėsim. Na taip. Ir vėl į finansus viskas. Taip, tuomet turėjom su Vaiva Juškienė apie tai, ko universitetai neišmoko ir kaip išgyventi nuolatinėme pokytyje. Tai iš tavo asmenės pusės, ko trūko studijų metu? Ką supratai tik atėjus į mokyklą dirbti? Psichologinio paruošimo. Taip. Čia gal labiausiai trūko, nes tu, kaip sakyt,
dar plauk pilnai nemoki, bet tave jau į tą gilį tiek įstuma, kad tu ten turi, žinai, pusiau skęsti, pusiau kaparnojas. Bendrai gal išmoksti situacijų aptarimo, kokios vat, iš tikrųjų būna situacijos. Atsimenu, mes kažkada turėjom studijų metu simuliaciją tėvų susirinkimo. Tai, žinai, mums studentam dar mes niekad neturėjo tos, aš dirbau mokytoja, bet dar kažkaip tuo metu nebuvau patyrus to tikrojo susirinkimo. Ir mes, atsimenu, su karūnom sėdėjom ir kiekvienas išsitraukė po vaidmenį. Ir aš, man atrodo, buvau ta super mamytė, aš taip ir vadinau, žinok, man atrodo. Ar mano kolegė buvo super mamytė, žodžiu, kažkuri buvo, su jais susimaišiau, mano kolegė buvo super mamytė, aš buvau mokytoja. Ir tu atsistoji pravesti ir dėsto taip pat įsitraukia visą tai ir pradeda tau taip komentuoti viską. Pušint. Taip spausia tave, kad tu turi, vat, kaip tu išsisuksi toj situacijų, ką tu atsakysi tam tėveliui. Ir aš negau apsiverksiu, žinok. Tai iš tikrųjų, bet va, tokių situacijų ir man iki šiol yra įstrigę. Man atrodo, jo, kuo daugiau tokių simulacijų, netgi tų pačių, galbūt netgi mokytojų sutiktų su ta pačia kolegija, vat, nu, nebūtinai kolegija, tiesiog ruošia būsimus mokytojus, pasidalinti tam tikrais laiškais, kad ir vardus užtušuota, ne? Kad gaunam tokių laiškų, vat, ką atsakyti, kad jie su studentais panagrinėtų, ne? Nu, kad tu turėtų tų tokių realių situacijų, kad tai būna ir kad jie būtų pasiruošę. Kaip reaguoti, vat, taip ir jie aptartų, gavau tokį laišką, buvo tokia situacija, kaip man atrašyti, jeigu nežinau, kur kreiptis, ką daryti, kad nebūtų toks. Tai gal turėtų įeiti ir į andragogikos, žinai, sritį, nes bent jau pas mus, atsimenu, buvo andragogikos paskaita, tai tą tikrai, manau, galėtų įtraukti tokį dalyką, bent minimaliai kažkaip apčiuopti, nes, nu, tas tikrai net kartais nežinai, kur kreiptis. Taip. Tarkim, gerai iš kitos pusės, vat, mokinys, nežinau, pas mane jau yra buvusi situacija, kurią labai stipriai išgyvenau, kad mokinys prasikirto labai stipriai galvą. Ir aš kaip nauja mokytoja, aš net nežinau, ar man dabar greitai skambinti, ar pas seselę bėgti, ar klasę palikti čia, ar nepalikti. Ir tokios stresinės, aišku, tu jų visų nepriepsi, tu jų visų neaptarsi, bet bent dalį, bent kažkokį suvokimą, kad turėt, kad tiesiog nelikt va taip stagnacijų kažkokiai vienoj vietoj sustingus, kai tai ištinka. Tai čia tiesiog jo simulacijų tam tikrų, va, kaip tėvų susirinkimų ir situacijų, konkrečių situacijų analizė. Taip. O ne kas būtų, jeigu ten tėvelis piktą laišką parašytų, kaip sureaguotų, tas piktas, žinai, laiškas. Vieniem piktas, kad nepasisveikino ir tau kažką parašė, kitiem piktas, kur ten jau tiesiog net, aš žodžio prasme, paklodė pripilta. Taip. Tai va, iš tikrųjų. Taip, tuomet kitą laidą turėjom su Jurgita Blažienė ir Gintarė Kucevičienė, kaip atpažinti gabumą ir ką su tuo daryti. Ar susiduri šiaip mokykloje su gabiais vaikais pas tave? Yra pas mane vienas. Bet ar yra jau pripažintas, kad jis yra gabus, ar įtariama, kad gabus? Nežinau, iš kurios pusės tau pasakyti, individualus vertinimas buvo darytas. Tai kaip ir oficialių PPT dokumentų nėra, bet individualus vertinimas ten privačiose padarytas. Tai, žinai, nu, čia toks sąlyginis labai dalykas. Taip. Negaliu sakyti pripažintas, bet negaliu sakyti ir nepripažintas. Taip. Tai yra, bet šiaip ką galiu pasakyti, tai mokyklose tie gabūs vaikai, jie, nežinau, paskęsta tarp kitų, toks mokytojam iššūkis yra, bet jie tokie, nu, nežinau, mokytojai gal nelabai ir investuoja juos, aš taip galvoju, čia reikia gal mokėti dirbti su jais. Mes turėjom su tavim, dalyvavom kartu tai paskaitoje, tai kur praeitą savaitę buvo ir ten apie gabius vaikus, kai šnekėjom, man labai strigo mintis, tai kad dažnai, kai mes nepadedam gabiem vaikam mokykloje, jie tampa tais nepatogiais, nes jie tiesiog nebežino, kur save padėti. Tai aš manau, kad va čia būna mūsų labai didelė klaida, kad arba mes juos, tu protingas, tu susitvarkysi, arba apkraunam darbais, kad va, tu gali, tai tu padaryk dar 5 lapus. Taip. Ir tada jis visiškai savęs nerealizuodamas tampa tuo nepatogiu vaiku. Aišku, negalima taip sakyti, nepatogus vaikas, neturėtų iš vis taip būti sakoma, bet tas toks... Bet mokytojai iššūkis jis tampa. Iššūkis, taip. Tai va, labai svarbu tą momentą apčiuopti, bet aišku, jeigu mes jam pradedam individualizuoti turinį pritaikyti, arba kažkaip šiek tiek bent jau pakreipti, tai irgi reikalauja papildomų resursų. Tai ne visi mokytojai... Bet čia nėra taip, kad trūksta mums žinių? Kaip galima? Mokinius, tai, bet ir tų pačių gabių mokinių nėra tiek daug. Dėl to neakcentuoja niekas. Arba gal yra tiesiog mes kaip ir juos
nuslapinam patys. Būna. Kažkiek. Mhm. Tai vat. Taip, tuomet turėjom laidą su Brigita Biseliūnaitė ir Agnė Zukevičiūtė Subolė, atsiprašau, apie holistinį ugdymą, kai vaikas yra kaip visuma, o ne tik galva. Toks pasakymas, aišku, bet iš tikrųjų tiesa. Kaip manai, ar lietuviškos mokyklos iš tiesų mato vaiką kaip visumą ar tik jo požymius? Čia, žinai, kaip yra, man atrodo, mes apskritai orientuojamės labai stipriai į akademinius dalykus, į tos rezultatus. Kuo geriau išlaikyti egzaminą, kuo geriau išlaikyti testą, kad tik kuo aukštesniuoju to lygiu 9-ukais, 10-ukais gauti, bet mes pamirštam patį vaiką, jo poreikius, jo emocinę gerovę. Po kol kas, bent jau daugumą mokyklų yra ties tuo, kad gauti kuo aukštesnius akademinius rezultatus, kad papulti į reitingų kuo aukštesnę vietą, numerį tą turėti kuo aukštesnę. Tai nežinau, manau, kad turėtų būti tolygiai visko, žinai, tiek akademinių rezultatų, tiek emocinių dalykų gerovės, aš taip galvočiau. Jo, aš atsimenu, kaip pas mane pirmokai ateidinėjo, tai mes sugavusi ne vieną laišką, kad vat, norim arba kad labai stiprios mokytos, kuri labai akademiškai išugdytų, išmokintų, bet esu gavusi ir tokių, kur labai reikia empatiškos, nes vaikas gan jautrus, mūsų buvo emocinė ta gerovė klasė ir panašiai. Tai labai sunku mokyti iš tikrųjų išlaviruoti irgi tarp to, kad išlaikyti ir akademiškumą, bet ir nepamiršti tų visų emocijų, žinai, ugdymo. Tai, bet aš labai tikiuosi, kad holistinis ugdymas vis tiek labiau ir vis labiau plėsis. Bent jau tam tikros dalis to holistinio ugdymo, nes kažkaip... Neturim vaikų pamiršti, kad tu vaikas ne tik pažymys yra, žinai, vaikščiantis. Jo, labai gera mintis iš tikrųjų, vaikščiantis pažymys, kur žinai, kur eina ir virš 8. Bet tu pasižiūrėk paklausykim, kaip kalba. Šitą tai nieko nebus, va vien 2 mokosi, žinai, bet gal jam tiesiog emociškai kažkas blogai, kad jis taip mokosi, žinai. Nepagalvojam kartais apie tai. Taip. Nes gal čia labiau išgirsim, žinai, iš tos vyresnės kartos, galbūt tėvų, nes jie įpratę, kad yra mokytojas, tu turi gerbti mokytis, nieko negali pasakyti prieš mokytoją, turi ateiti mokytis, gerai pabaigti, netrukdyti niekam. Tas pušinimas, kad turi 9-ukais, 10-ukais, tik tai geriausiai varyti, nes čia kažkas tai turi būti. Jo, bet yra kiek istorijų, kad vaikai net laiko. Taip pat ir 12 klasės, ir 11. Tai kiek dabar pasižiūrėk 11-okų, 12-okų pas psichologus lankosi, kur negali net patikėti. Kur anksčiau koks psichologas. Kiemą išeina ir viskas, gali pravedinti, tai net. O dabar antiek jie užspausti turėtų aukščiausius rezultatus, kad tiesiog jiem per sunku pasidaro. Taip. Labai pritariu. Taip, tuomet turėjom 13 laidą su Rūteniu Latoža, kaip žaisminga vaikystė tampa pedagoginio pašaukimo pagrindu. Kiek žaismingas ir šiandieninis šiuolaikinis mokytojas yra pakankamas ir ar to pakanka? Kad jis žaismingas, kad jis linksmas, kad jis savim labai pasitikintis, užvedantis, ar to pakanka mokytojui, kaip tu manai? Šių savybių. Čia, žinai, mokytas irgi žmogus, reikia pradėti nuo to, ne visas dienas tu ateisi ir kaip faina, čia viskas gerai. Visko būna mūsų gyvenimuose, visokių dienų, žinai, būna, galų galia patys netakoja iš lovos išlipam, to miego trūksta ar kažkas. Tai 4-okas buvo, taip, įsivaizduok, aš visada šiaip dažniausiai deduosi makiažą, nes turiu labai stiprų raudonį ir raudonuoju iš karto ir vieną kartą nespėjau, pramiegau, nepasidažiau, atėjau. Ir atsimenu, berniukai 4-okai, mokytojai sergat, viskas gerai. Ir toks, o nesakau, vaikai, aš tik makiažą neustėjau, bet, žinok, visą dieną buvo šokas, kad mokytoja netokia kaip visada, žinai, kad iš tikrųjų reikia vaikam parodyti, kad mes visokie galime. Taip, visokie, ir tu nebus visą laiką tas žaismingas. Aišku, dirbant su pradinukais, reikia to, mes be to, manau, neapseisim. Ypatingai 1-2 klasė, jau ten 3-4 gali tas rimtesnės, žinai, pamokas vis jau didesnė, bet ir tai jiems žaismės reikia, jie nori to. Taip. Tai reikia balansą, žinai, ir tarp žaismės, ir to rimtumo, ir reikia nebijoti savęs visokį parodyti. Taigi mes ne robotai, kad visą laiką su šypsenu, kaip faina, šiandien labai faina. Aišku, reikia ir nusiteikti, kad bus faina, bet visokių dienų būna. Ir visokių reikia. Taip. Taip, tuomet turėjom su Indre Pliuškytė Zaleckienė, ar poezija gali būti aktuali šiuolaikiniams mokiniams.
Tai kaip tu pati mokykloje, ar dažnai įtrauki poeziją ir jos nagrinėjimą, ar tik tiek, kiek yra vadovėlį, ir ar tiek užtenka? Tiek neužtenka, tiek, kiek yra vadovėlį, vieną kitą būnam šiaip pasinagrinėjom, jeigu į temą randu, pritraukiu prie temos, bet šiaip, kad daug būtų, tai ne. Šiek tiek gal sakyčiau, poezijos yra per mažai, dabar yra tikrai gerų tų eilėraščių ir net galim atrasti, kur vaikai užsikabina už tų eilėraščių. Aš, kai dar prieš išeinant į motinystės atostogas, kai, žodžiu, turėjau tokią tradiciją su pirmokais, į mėnesį, mokiniai turėdavo per mėnesį turėdavo išmokti vieną eilėraštį. Aš nuskenuodavau tam tikrą eilėraščių knygą, sukeldavau ir sakydavau, iš 5, 6, 7 turite išsirinkti vieną, kuris vaikui labiausiai patinka. Jeigu kyla klausimų, mes pasinagrinėjom jau individualiai, ties tam tikromis mintimis arba intonacija ir įvairiais kitais dalykais. Ir per kiekvieną mėnesį, mėnesio gale mes darydom dieną, tą poezijos dieną, porą pamokų skirdavom ir deklamuodavom eilėraštį. Tai iš pradžių buvo labai tokio šaršalo, kad kiek čia mokytis, kiek čia, o paskui, žinok, vaikam, kaip jiem nebereikėjo tiek daug laiko mokintis, nes tiesiog atsirado... Jie išmoko išmokyti tą eilėraštį. Išmoko mokytis, tiesiog kaip įsiminti, kaip greičiau tą ir atrado savo būdus, savo metodus, kaip jie geriau išmoksta. Nes iš pradžių tai aišku buvo, 2 paskutiniam dienom pasiliekam, tada nieko nemokam, ateinam, arba kaip žirnių suvarom, arba stringam ir žiūrim, koks čia žodis toliau eina. Bet labai patikdavo matyti, kad kokį tu išmokai, aš tai šitą išmokau, aš tai ilgesnį pasirinkau. Tai dėdavau ir trumpesnių, ir ilgesnių, tai aš manau, kad reikia įtraukti, tikrai labai reikia. Jis atminti lavina ir jie išmoksta atrasti būdą, kas jam padeda išmokti. Taip. Vieni penalą prisiklijuodavo, atsimenu, vieni vadovėlį kaip skirtukai įsidėdavo. Vieni skaitydavo garsiai ištisai ir taip išmokdavo, kitam, žinai, užtekdavo vieną gar perskaitau, aš jau moku. Taip. Labai reikia. Tikrai, bent jau pabandyti. Tuomet turėjom su Aliona Sauliūnienė, ar kiekvienas vaikas turi groti instrumentu ir ką muzika iš tiesų duoda. Tai tu pati mokykloje mokai ir muzikos. Aš, pavyzdžiui, ne, aš galiu mokyti, bet nemoku. Kaip manai, ar mokytojas, dirbdamas mokykloje su pradinukais, turi mokinti muzikos? Ar taip atneša pridėtinės vertės tau kaip mokytojai? Galbūt, kai klasę pažįsti, tu gali daug ką pagal klasę atrinkti ir padaryti jiem, žinai, gal tas. Yra geriau tą tokį ryšį net stiprinti gali, nes kitokias veiklas darai, žinai, tos tą lietų, matematikos jau rimtesnės pamokos kartu. Čia gali jiem leisti padėti atsiskleisti ir tu vaikus kitom akim gali kaip mokytoją pamatyti. O ar būtina turėti instrumentą? Pavyzdžiui, aš jokių instrumentų nemoku. Kažkada pianinu grojau, bet gal gamą ir sugročiau. Daugiausiai. Žinai, dabar yra visokių tų būdų, kur mokytojas nebūtinai turi mokėti groti instrumentų, bet galim labai greit apsižaisti įvairiais būdais. Tie patys muzikiniai vamzdžiai, tie spalvoti ilgi, žinai, kur garsą skiria instrumentas, ne kaip kitaip, tų visų įrankių, tie patys ksilofonai ir taip toliau. Tai čia išsisukti galima mokytojai net negrojančiam nieko puikiai. Tik tai svarbiausia, kad gal mokykla turėtų tų resursų, ar kažkaip mokytojas jau gautų galbūt tėvelių pagalbą kažkokiu būdu. Bet su vaikais tą meninį ugdymą smagu užsiminėti. Tu vaikus kitaip, kitom akim pamatai visiškai. Ir galvoju, tu taip gali. Gerai. Na taip, ne iš tų rimtų pamokų, kaip aš įvardinu kartais, o toks tas meninis ugdymas jis vis tiek, mes šokiogi neveda. Aišku, kai kurios veda. Bet rečiau sutinku, muzikos mokytų daugiau negu šokių, kad taikytų tai. Tai va, na ir turėjom paskutinę laidą, tai su Justina Jančiauskaitė Balevičia, kaip menas ir muzika padeda paaugliams kalbėti, kai žodžių nebelieka. Kas tau kaip paaugliai, gal atsimeni pati, kas tau kaip paaugliai padėjo mokyklos metu? Ar buvo dalykas, ar mokytojas, ar veikla? Šiek tiek išlieta arba sudėt su... Matai, aš labai daug veiklų turėjau. Tai tas lankiau muzikos mokyklą, priklausiau tam mokinių seimui. Nuostabią auklėtą turėjom nuo 5 iki 12, kuri, žinai, kiekvieną ten papušindavo savo kryptim ir paspausdavo ir nukreipdavo, kur reikėdavo. Tai čia gal svarbiausia yra
net nežinau, ką pasakyti, arba atrasti sritį, kur tau patinka būti, kaip, pavyzdžiui, man muzikos mokykla. Nu, tikrai aš galbūt būdavo pasivažiuodavau gal kažkada, kad nenori lankyti, bet padėdavo atsigauti. Ir svarbu turėti gal bent vieną mokytoją, kuris tave mato ir gali, kaip sakyti, už tų virvučių patampyti ir nukreipti kažkuria tai linkme. Mato aktyvesnis, duoda vienokį darbą, ar tam pasiūlo kažką padaryti. Mato ramesnis, kažkaip gal mato, kaip tas vaikas gali nusiraminti, galbūt gal pasiūlint pieš galų gale gal. Tai svarbu ir veiklą turėti, ir žmogų bent vieną, ir tas vienas gali labai daug padaryti. Aš, aišku, ne vieną turėjau ir kitų darbuotojų buvo mokykloje nuostabių. Aišku, ne visi buvo, ar tų tokių mokytojų, kur, žinai, tikrai labai liūdna, bet jeigu bent vienas atsiranda, tai aš manau, kad... Šiaip reikia nebijoti prieiti ir pasipasakoti, jeigu kažkas yra negerai, ne taip, arba jauties kažkaip taip ant ribos. Taip. Ir kartais tėvam, draugam, tu ne visada gali... Žinai, tėvai gali pasakyti, tu čia sureikšmini. Nu, pradėkim nuo to, ne, taip mąstykim. Čia tik tau taip atrodo, ką draugai gali, žinai, pasijuokti ten, nu, kuo viskas baigėsi. Taip. Jeigu įmam paauglius, tai tada turi atrasti žmogų, kuris tave tiesiog išklausys ir racionaliai tai pasižiūrės. Tokį, žinai, šaltų protų. Ir aš šiaip manau, kad net ir rūsčiausias, rimčiausias mokytojas, jeigu tu ateitum prie ir pasakytum, aš labai noriu pasikalbėti, neatstumtų. Aš manau, kad visi mokytojai atsigręžtų vis tiek išklausytų. Kažkaip man taip atrodo. Ne? Nemanau, žinok. Nežinau, man atrodo, kad mokytojas bendrai jau mokykla, jeigu jis yra, jis jau kažkiek tos empatijos turi savyje. Žinok, nemanau. Ne? Tu manai, kad taip pat prieitų mokinys ir pasakytų, aš noriu pasikalbėti ir sakytų ne? Ne mano problemos. Yra, žinok, tokių, ir čia yra žiauru. Čia žiauru iš tikrųjų. Jeigu iš tikrųjų taip yra, aš dar iliuzijai pasakau, žinai, su rožiniais sakiniais sėdžiu. Aš jau kalbu, žinai, iš savo tos patirties, kai aš prisimenu tai, kas buvo. Tai aš be šansų. Aš nedrįsdavau prieiti ir pasakyti, kad man blogai arba kad aš noriu pasišnekėti. Tai va, pas mane galbūt čia ta bėda būdavo. Kad aš nesu pabandžius. Gal ir būčiau sulaukus tokį atsakymą. Kažkaip tuo momentu sugulu, žinai. Bet žodžiu, žinote, paaugliams, kad nebijokit. Ir jeigu mokytojai mato, kad kažkas yra... Patiem nebijot prieiti pakalbinto mokytojo. Nebūtinai, kaip sakyt, gal mokytojas bijo to, kad atrodys kaip tardymas. Ne, tiesiog paprastai ten, kaip gyveni, kaip sekas, kas naujo pas tave. Ir kartais nuo to, kaip sekasi kas naujo, įsišnekėjus prasideda kiti pokalbiai. Taip, išties. Tai va, tai tokios mūsų 16 laidų. Daug. Nei daug, nei mažai, toks iš tikrųjų sezonas gavosi gan platus. O dabar, kai aptarėm, tai iš jūsų atrodo tiek daug įvairių temų, iš tikrųjų labai. Dar kiek mokytojų išgirdom jų istorijų kelių į pedagogiką, kaip jie atėjo. Tai... Reikia suprasti, kad ne visi mokytojai iškart supranta, kad bus mokytojai. Taip. Kad visko gyvenime gali būti. Nereikia pabijoti, pabandyti, ir jeigu kitoj srity, kad ir 20 metų išdirba, sakykim, ir supranta vieną dieną, kad gal pabandyti ateiti į mokyklą, tai drąsiai. Tuo labiau, kai yra dabar tokių studijų galimybės, kur gali per metus, man atrodo, 1,5 gal metų. Gal nuo krypties priklauso. Taip, bet kur gali puikiai pasibaigti ir nueiti iškart pasibandyti. Tai ir šiaip, mokytojo profesija, tas mokytojo diplomas yra toks universalus dalykas. Man atrodo, mokytojai universaliausi darbuotojai, bet kur būtų. Nes viską mokam, laiko planavimas puikiai, ekstremalių situacijų valdymas, stresinių situacijų irgi gerai, komunikacija su daug skirtingos bendruomenės. Puikiai. Tai va, tai mes, man atrodo, šitą linksmą gaidą ir užbaigsim ir irgi labai kviečiam, siūlom išbandyti, nebijot, kreiptis, kalbėti, diskutuoti. O dabar artėja vasara, tai svarbiausia pailsėti. Taip, visiems pailsėti ir mokiniam, ir mokytojam. Taip, prie ežerų važiuokit, keliaukit. Užsiimkit mėgstamom veiklom, kažką savo, skirkit laiką savo, mokyklai spėsit, rugsėjai grįšit, viską vėl save atiduoti. O per vasarą svarbiausia susirinkti save, kur išbarstom ir išdalinam mokiniam.
Pasakysiu paskutinį dalyką, tau gal ir kažką esu pasakojęs, bet tikrai žiūrovai dar negirdėjo. Viena mokytoja, čia apie dalinimą savęs, galite ir išbandyti mokykloje. Per vieną tėvų susirinkimą, jinai, atsimenu, stebėjo, sustatė daug indų, skirtingos talpos, ir vieni buvo su kamštukais, kiti be, ir jinai atsinešė tokį didelį ąsotį su vandeniu ir pradėjo pilti į tuos indus. Sako, aš esu kaip tas vanduo, aš į kiekvieną indą bandau įeit, bet vienas toks, kitas toks, vienas daug manęs pasiema, kitas mažai, kitas net neatsisuka. Ir jinai išpilsto tą visą vandenį, sako, aš save išdalinau vaikams. Ir dabar pažiūrėkit, kiek manęs grįž į mane. Tai ir jinai iš tų jau išpilstytų indų pylė atgal į tą ąsotį ir net pusės nesusirinko. Tai sako, jūs supraskite ir mane, kad aš taip pat žmogus ir man taip pat reikia erdvės, man taip pat reikia savęs ir aš negaliu visko su visais, su viskuo ir visada būti čia. Nes man tiek negrįž, kad ir kaip aš norėčiau. Tai surasi prisimint, kad mes irgi žmonės ir reikia ras laiką savo. Tai ką, smagios vasaros. Taip, pailsėkit. Ir mes pailsėsim. Ir mes. Taip. Ir iki kitų susitikimų. Iki. Dar vienas dalykas. Paviršom, sugrįžtam. Tai mes siūlom, ugdymo meistrai siūlo nori padovanoti. Taip, norime padovanoti vienus mokymus. Jums, kaip tik į mūsų užbaigimo tą temą, tai kaip išgyventi iki vasaros, kokybiškai pailsėti, rudenį sugrįžti su naujom jėgom. Taip, tai ką jums tiesiog daryti, tai YouTube po mūsų šiuo tinklalaidės įrašu pakomentuoti ir pasidalinti, kur galima kokybiškai ir gerai pasilsėti vasarą Lietuvoje. Ir pakomentavę būtinai tik parašykite elektroninį paštą, kaip galėtumėm su jumis susisiekti, tai mokymų kiek padovanos? 3. Tai žinokit verta, o jums tik pasidalinti, kur atostogauti Lietuvoje. Taip. Ir skelbsime nugalėtoją birželio 8 ar 12? 12 dieną. Dar dirba žmonės. Jau norėjau anksčiau. Ne, 12. Tai turi daugiau laiko pagalvoti. Atsakymą pateikti. Taip, ir pateikti, tik nepamirškite pašto. Galite ir porą kartų. Iki kitų kartų. Visą.